Sveikučiai, visas susišiaušęs ankstyvas rytas, koks ankstyvas, 6:28, normalus tas rytas, tik tai kad šaltas. Ką šiandien darysim? Šiandien užsikursim traktoriuką, prisikabinsim traliuką iš už galo, ant traliuko užsidėsim naujus 3 aviliukus, jūs tik pasižiūrėkit, nauji, kvepia. Susikomplektuosim 3 aviliukus, nusivešim į sodą, iš sodo išsuksim medų ir išsukę medų, tada kol, sakykim, bus tušti aviliai, sukomplektuosim 3 šeimeles, perkelsim šių metų spiečius. Tokie laukia šiandien darbai. Važiuojam, užsikūrsim žvėrį. Jums masą, neutralus, gaziukų ir truputį nenorom, užsikūrė, bet užsikūrė. Ir dabar reikia jau šitą pilną aviliuką nukelt. Kabinamės ir lekiam. Štai aviliukai jau pakrauti, suruošti, ten dar dėžė uždėta. Tai ką, lekiam į sodą ir kopinėsim vasaros medų. Štai atvažiavom jau į sodą, užsikūrėm dūmėje, viskas veikia, dūminė užkurta, eisim dabar, lysim pas bitutes, imsim medų, o tos aviliukus padėsim tenai ir perkelsim bitutes čia. O, stipras dūmas, prinešė medaus ir užrakiavo, žiūrėk. Kokia uždarytas, subrandintas medus, viskas kaip priklauso. Po to dar sukdami medų patikrinsim medaus drėgnumą, kad tikrai žinot, kad medus yra subrendęs ir paruoštas vartojimui. Danelės prinešė į tavo tamsesnę vietelę. Gražu žiūrėt. Štai kas būna, kai bitininkas truputį apleidžia vieną avilį. O taip bitutės pasistengė. Neužteko jom šitų rėmelių. Visi prinešti pilni medaus, bet jos sugalvojo, kad jom reikia daugiau. Ir iki pat apačios pasiuvo tokius liežuvius. Darbščios bitelės. Šiaip tai čia yra spiečius ir jis buvo toks silpnesnis spiečius, bet padirbėjo tikrai gerai, spėjo ir pasiūti rėmelius, ir prinešti į rėmelius medų, ir dar iškrėsti bitininkui tokią vasbitką. Spiečiai dažniausiai nebūna tokie, kad darbštus tai darbštus, bet kad per metus tiek daug išsiplečia kaip stiprus žiemojas avilys, tai geras spiečius pasitaikė. Dabar perkelinėsim spiečius pagautus vasarą į naujus avilius. Aviliai polistiroliniai, kad, kaip pasakyti, vieni prieš, sako plasmasė, bet kai reikia į dieną pakilnot tokių 30 į daugiau, tai tada pasidaro tikrai jau sunkiau, nes čia sveria gal apie kilogramą, o medinis sveria tikrai daugiau. O jeigu dar ir būna pilnas medaus, tai vienas tikrai nepakelsi, nes vienam rėmeliui apie 2 kilogramus medaus būna. Aišku, čia lizdai, jų nieks nekilnoja, kilnoja meduvinius aukštelius, jie yra mažesni, bet ten telpa 10 rėmelių,
kiekvienam po 2 kg, tai 20 kg medaus vienam aukštelį. Tokių aukštelių ant avilio dažniausiai būna 3, o tokių avilių turiu daug, bet į dieną stengiuosi iki 10, nes labai paskausta nugarą po to. Taigi dabar perkelinėsim pagautus spiečius. Bitelės ramios, truputį papučiam dūmelio. Pirmas ramukas, truputis perų. Šitoj pusėje irgi truputis perų ir medaus yra. Tai mes jas dedam dabar į vidų. Eiliškumo tvarka. Eiliškumo tvarkos nekeičiam. Kadangi šitam avily išėjimas ten, rėmelį dedam taip, kad būtų atgal į išėjimą. Nes jos bus pratę vaikščiot į tą pusę. Štai matos yra perų. Yra medaus. Mažos nedidelės šeimelės. Va kiek perų. Vien perai, jaunos bitės. Ir įdedam dar 2 tuščius remukus, kad jos turėtų darbo. Galima sakyti, kad viena šeimelė kaip ir perkelta. Čia liko truputis bičių, tai atsinešiu šluotelę, gražiai nušluosiu į avilio dugną ir tada perkelsiu į šitą aviliuką. Dabar uždengsim drobę, kad neprilipdytų stogo prie aviliuko. Dabar bitelės landžius per šią angą, kurią galima atidaryti. Prigalvojau. Uždarai, kad peliukas neįeitų, o po to atidarai, apverti, įdedi iš kitos pusės ir dabar niekas, nei bitutė, nepraeis nei peliukas ir taip galima labai patogiai transportuoti avilius. Įsidėjai ir niekas tau neskraido mašiną. Štai kiek prisukome medaus iš 4 avilių. Vasarinis medus, liepos nužydėjo ir reikia sukti medų. Paimam mėginuką, ateinam prie stalo, užlašinam lašą, lašas užlašintas ir dabar įjungiam drėgmės matuoklį ir žiūrim kiek rodo. Drėgmė rodo 13,1, tai sakykim, medus yra tikrai subrendęs, nes jau subrendęs medus skaitosi nuo 18% drėgmės, tai 13 yra tikrai subrendęs medus. Tad paskubėkite įsigyti, kai metuko medus Facebooko puslapyje parašė man arba paskambinę, įsigykite šviežio, tikro, lietuviško vasaros medaus. Pavargau aš čia jau. Antrą dieną, dirbam antrą dieną, vakar sukom, šiandien jungsim aparatą, va šitą svarstyklės ir pilstysim medų. Medaus nėra mažai, apie 100 virš kilogramų, kad 100 tai tikrai ir kad truputį daugiau, tai reikės per šiandien pasistengti, viską supilstyti, suklijuoti etiketės ir tas medus lauks jūsų Kaimetuko medaus Facebooko puslapyje. Ten galite parašyti ar paskambinti man ir susitarsime dėl medaus pristatymo arba atsiėmimo. Tikras lietuviškas ir natūralus medus su garantija, kad natūralus ir lietuviškas, tik tai iš Kaimetuko medus. Tai va, darbai įpusėjo, pradėjom sukt medų, vasarinį, pats, sakykime, žmonių mėgstamiausias medus, vasarinis medus. Pradėjom sukt, sukam, sukasi ir medaus tikrai yra nemažai. Dėl to mes pasiruošėm, kad kiekvieną medaus lašelį galėtume išpilstyti ir jūs jo galėtumėte įsigyti. Taigi štai, nusipirkom tiek va stiklainiukų, 2 paletės, čia kažkur telpa 950 gramų medaus, o čia telpa 650 gramų medaus. Tai stiklainiukų tikrai užteks, galėsim dabar išpilstyti medų ir jo visada galėsit įsigyti. Atrodo daug, bet ilgam neužteks. Kitais metais vėl kažko panašaus reikės. Tokie yra reikaliukai su stiklainiais. Stiklainių nusipirkom, taros turim, medaus bus. Dar ne visą išsukom, bet išsuksim. Tai
išpilstysim ir galėsit įsigyti. Vai karšta, bet užsukim į šiltnamiuką. Štai kaip atrodo dabar šiltnamis, tikras miškas ir kiek raudonų pomidorų jau yra, jūs tik pasižiūrėkit. Ir kokių įvairių, kokių dydžio pomidorai, juodi, nežinau, tai nelabai man skanus. Va, geltoni, mažiukai pomidoriukai, raudoni, mažučiai pomidoriukai, bet kaip pomidoriukai labai skanus ir patogus, va nusiskini kaip siemkas, in burnų, pailgą kokį pagausim. Pažiūrim, kur koks skanesnis atrodo. Koks pailgs pomidoras. Paragaukime skanu. Šiltnami tikrai karšta. Nu, kad jau sultingas, tai sultingas pomidoras. Agurkai jau į pabaigą. Po truputį geltonuoja, bet vis tiek da kažkas kaba, bet pomidorai superiniai. Pats skaniausias dalykas, pomidorai da druskytės. Pasaka, ne maistas. Štai kaip brūzgia bitelės. Gal netyčia dar kokio nektaro randa. Iš kokių pievos augaliukų, dobiliukų. Ten va nauja viliukai skraido. Reikės dar po truputį perkelt. Ir visus sudėliot. Bitynas atrodo tikrai labai gražiai. Dūzgia, kokie garsai. Apiterapija. Labas rytas, ankstyvas rytas 6:30. Traukiamės dėžį ir einam išimti remukus iš aviliukų. Suksi medų, pradėsiu nuo mažų aviliukų. Vaizdas neblogas, saulė pakilo. Dar kol kas ramu. Štai kaip atrodo bitelės. Jau po truputį pradeda skraidyti, saulė šviečia. Pasižiūrėsim, kur geriau imti medų, patikrinsim, ar šituose aviliukuose esantis medus subrendęs, nes jeigu nesubrendęs, tada imsim iš anų. Anuose yra užakiuotas, subrendęs medus dar prieš porą savaičių. Šituose nebuvo subrendęs, tai gal jau subrandino. Patikrinsim, pažiūrėsim, kas per situaciją. Ar papučiam dūmo. Medaus yra tik tai nelabai daug. Čia, kur užakiuota visur medus, tik tai va jau tavo vieta, va čia va tiek va. Tiek medaus, va tiek va. O čia jau daugiau tuščia. Dėl to atrodo nepilnai užakiuotas, nes medaus nėra labai daug. Dar porą patikrinsim. Šiaip tai užakiuota gražiai, kur medaus yra. Padūmėm, kad kvapo nebūtų. Tas neužakiuotas, medus nelaša. Vienu žodžiu, iš šito neimsim, eisim, imsim medų iš dadaro. Va čia dabar pilnai uždaryti va remukai. O pilnai užakiuoti. Pilnai uždaryti, pilnai užakiuoti va remukai. Gražu, gražu. Medaus tai mažai. Gaila, bet medaus mažai. Štai naujai įsikūrę aviliukai. O taip va. Vaizdas gimsta, tik dabar kol pastatytas visas šitas agregatas sodybėliai, tai lakos atsuktos į pievos pusę, ne į daržą, nes daržę vaikštom, kad prieš jas nevaikščiot, neerzint. O kai bus jos kažkur išvežamos, bus apsuktas, laka bus į aną pusę
kad galima būtų užlipti ir čia priėjus tvarkyti avilį, žiūrėti remukus, dar kažką. 4 iš 10 aviliukų užpildyti. Visur va gyvena bitutės. Va kaip atrodo bitynas iš aukščiau. Pieva jau nurudavus po truputį. Griūna. Bet pieva yra kam? Bitutės turėtų pievą. Gamtinė įvairovė bitutėm ir visiems kitiem dalykam. Kaip su moliūgais, moliūgam šitiem ne kažką. Nelabai jiem čia patiko turbūt. Žemė per kieta, labai maži. Neauga. Gal per sausa. O kiek samanė viduj. O 2 kamanės va. Va dėl to ir reikalinga gamtiniai įvairoviai pieva tokia. O va kur gerai jaučias moliūgas, tai čia ir ten. Pasižiūrėkit. Žiedų gausybė. Kamanė, va kokiam žiedė. Ir kad tų žiedų daug, tai daug, bet mes turim ką? Turim va vieną pubą. Žolės da. Net nemačiau. Turim žalę ir turim vienu žodžiu geltoną. Dar pubo tokia didžia da geltoną turim. Eik savo. Tada paeinam ir dar vieną turim. Tada paeinam. Dar vieną turim. Ten dar vieną turim. Ateinam čia. Čia žydi. Čia va vienas guli. Nu vienu žodžiu. Moliūgų bus. Moliūgų bus. O koks šešėlis. Ufonautas eina. Tada ateinam čia. Prie krūmų. Kuris labai dūrė. Cept. Va, tokių va. Man atrodo žemuginė vieta čia vadina. Tokio viečio. Skonis labai skanius. Dydis didelis, bet gaila tuščias. Jos tuščia vidurės, tai beveik nieko viduj nėra. Būtų dar skaniau valgyti, jeigu būtų be spyglių. Lapeliai. Nes va, pilnas spyglių. Štai išsukome medų. Prisidėjom čia jo. Tai čia turim pavasarinį medų, čia turim vasarinį, prisukom, išsukom, išpilsėm naujai įsigytus stiklainius. Čia didesni po 900 tilpo gramų, o čia po 650. Tai va, medus, sakykim, didžioji dalis jau, ne didžioji dalis, bet pusė jau išsukta. Tai liko dar išsukti kitą pusę medaus. Kol kas per šiuos metus jau prisukom 800 kg, 600 kg pavasarinio ir tada 200 kg dar vasarinio prisukom. Tai dar tiek pat laukia. Prisuksim, išpilsysim ir turėsim daug medaus. Šiandien tiek. Nepamirškite paprenumeruoti ir paspausti like. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.